Sveiki visi, šiandien servise 007 noriu pademonstruoti dar vieną gražų baltą Dodge Durango automobilį. Faceliftas, 21 metai, 3,6, 5 staras. Ir be abejonės, kaip visada, su kokybiška itališka Landi Renzo sistema, kuri važiuoja puikiai, nekelia problemų, neturi jokių trūkčiojimų, smūgiavimų, kažkokių tokių tampimusi, kaip klientai įvairiai vardina. Tikrai automobilis važiuoja puikiai, yra išbandytas tiek mieste, tiek už miesto. Ir praktiškai kitą dieną galėsim atidavinėti ir pravesti instruktažą į automobilio vairuotojų ir savininkų. Trumpai apie pačią sistemą. Landi Renzo sistema, pats valdymo blokas štai šitoje vietoje, po valdymo blokų yra saugikliai, gera vieta, patikima vieta, niekam netrukdanti per daug. Blokas yra aliuminėme korpuse, turi be abejonės aušintis, neturi būti kažkur įkištas giliai, kur karšta ir kur yra kažkokios vibracijos. Jeigu mums reikia prieiti prie saugiklių, reiškia, atsijungiam jungtį, atsidarom arba nusiimam naktelį kartu su visu bloku ir viskas mums prieš akis, kitaip tariant, visiškai netrukdo. Greta to, nepaisant ir neveltui, aišku, yra ir pats taipogi aliuminėme korpuse ir pats benzininio valdymo blokas, taip kad didžioji dauguma signalų be abejonės yra tiesiai prie valdymo bloko lituojama, automatiškai variklio skyriui mes sumažinam laidų kiekį papildomų vietų, kur yra, jie gali būti paveikti, sakykime, temperatūros arba vibracijų variklio, taip kad viskas labai patikimai, taip kaip turėtų būti, ar ne? Dujinės įrangos laidynas, jeigu atidžiau pasižiūrėsim, tai yra sugrupuojamas, visi laidai yra įvelkami į apsauginės gofras, tos gofros yra izoliuojamos, kiekvienas kontaktas yra lituojamas bei apsaugomas termokembrikais su klijais. Identiškai variklio skyriuje atrodo ir originaliai pravesti laidai, jie yra taipogi įvilkti į apsauginės gofras, kurios yra izoliuotos. Skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas OMB BFC padidinto pralaidumo, 8 plastikinė magistralė. BFC lygiai taip pat yra padidinto pralaidumo multivožtuvas dujų balionė, tam, kad užtektume skystos fazės, ir čia esantis priekio sumontuotas Landi Renzo LI10 Turbo Oversize, didžiausios galios reduktorius, turėtų pakankamai skystos fazės ir galėtų pilnai užmaitinti variklį visose sūkių, apkrovos bei temperatūriniuose režimuose. Dujinės fazės filtras štai šitoje vietoje, lengvai prieinamas, lengvai aptarnaujamas, atnaujintas specialiai su surinkimu, kad surinktų maksimalų kiekį purvo, dirvų ir nešvarumų. Slėgio daviklis, ir po variklį dengiančių gaubtų yra sumontuoti atnaujinti Reilo IG7 Dakota dujiniai purkštukai. Dujiniam purkštukam kurą paduodame iš abiejų pusių, juos dar turime tarpusavyje sujungtus, vadinasi, kiekviename purkštuke, kiekvieną cilindrą turėsime identišką slėgį ir kurą ir galėsim labai preciziškai tą kurą sudozuoti ir sureguliuoti taip tada ir ten, kur mums jo reikia. Dujinės įrangos saugikliukas taipogi išvestas štai šitoje vietoje prie pliusinės, ne prie pliusinės klemos, bet prie ten, kur ateina pliusas. Tai be abejonės instruktažo metu paaiškinsim, parodysim, nes tech apžiūroj paprastai reikia žinoti jo vietą. Viskas gražiai, nuvalyta, sutvarkyta, visos išlaužytos plasmasinės tos šponkelės vadinamos arba plasmasiniai laikikliai be abejonės pakeisti naujais, visi vienodi, tam, kad nebūtų tokio bardakėlio, koks jį buvo čia atvykstant. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtukas yra montuojamas, kaip jau dažniausiai yra įprasta, štai šitoje vietoje. Aš pridėsiu nuotrauką, be abejonės matysis geriau truputėlį iš arčiau. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos, štai taip atrodo. Tikrai galima atidarius iš karto pilti tiek benziną, tiek dujas, pakankamai patogu, nereikia nieko nei prisukti, nei nusukti. O dujų balionas čia yra sumontuotas be abejonės atsarginio rato vietoje. Kadangi baltas automobilis visą laiką visi klausia, ar labai tas balionas matysis, bet čia kadangi yra uždėtas biškį difuzorius kitoks, tai aš padarysiu atskirą video lauke specialiai, kad matytumėt, kaip tas balionas atrodo ir kiek čia jo matosi, bet tai yra sumontuotas kokybiškas Bormech 92 litrų balionas atsarginio rato vietoj. Tai papildomai žinoma padengtas antikorozinė danga, nors Bormech gamintojas turbūt vienas iš patikimiausių ir labiausiai atsparus korozijai balionų. Nėra ką lyginti su kažkokiais turkiškais analogais, ypatingai tais balionais, kurie yra montuojami išorė. Tai tiek apie kokybišką Landi Renzo dujinę sistemą, kurią sumontavome servise 007. Jeigu yra klausimų kažkokių, klauskit. O tiem, kam įdomu ir kas nori kokybiškų sprendimų, susisiekit, mielai padėsim. Ačiū.